Gerbiami klausytojai, ačiū, kad prisijungėte prie ES finansuojamo Europos Plus projekto klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Pagrindinis šio projekto koordinatorius yra Turkijos universitetas, Pamukkale's universitetas. Taip pat kiti projekto partneriai įsikūrė Turkijoje yra Hatay Mustafa Kemal universitetas, Başkent universitetas, Süleyman Demirel universitetas, taip pat Budur Mehmet Akif Eroi universitetas. Partneriai iš Rumunijos atstovauja Krajovos universitetą, o Lietuvą atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat šiame projekte partneriai yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos ir asociacijos. Antrasis modulis – elektrostimuliacijos srovės, bei šio modulio submodulis 2.5 – periodinė elektrostimuliacija. Šį submodulį parengė lektorius Dovydas Gedrimas bei docentė Vaida Aleknavičiūtė Ablonskė, kurie atstovauja Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto reabilitacijos katedrą. Šį pranešimą paskaitys Vaida Aleknavičiūtė Ablonskė. Įvadas. Periodinė elektrostimuliacija, dar kitaip sutrumpinta literatūroje vadinama TES, tai yra technika, kuria dirbtinai aktyvuojami motoriniai neuronai bei raumenys. Būtent periodinę elektrostimuliaciją galima taikyti reabilitacijoje ar motorinių funkcijų atkūrimui. Pavyzdžiui, asmenims, kurie patyrė galvos ar nugaros smegenų pažeidimus. Periodinė elektrostimuliacija ne tik selektyviai aktyvuoja motorinius neuronus bei raumenis, bet ir sensorinės skaidulas ir skausmo receptorius. Dėl ko, taikant periodinę elektrostimuliaciją, pacientas gali patirti diskomfortą, kartais net skausmą. Periodinę elektrostimuliacijos apibrėžtį galima išskaidyti į periodinę nervų elektrostimuliaciją, kuri kineziterapeutams gerai žinoma kaip TENS, periodinę neuroraumeninę elektrostimuliaciją, TENS trumpiniu, arba periodinę raumenų elektrostimuliaciją, TENS. Periodinę nervų elektrostimuliaciją, periodinę neuroraumeninę elektrostimuliaciją arba periodinę raumenų elektrostimuliaciją skiriasi ir yra panašios. Panašios tuo, kad periodinė neuroraumeninė elektrostimuliacija arba dar kitaip vadinama periodinė raumenų elektrostimuliacija būdingas veiksmingas raumenų susitraukimas nesukeliant skausmo. Tuo tarpu taikant periodinę nervų elektrostimuliaciją yra stimuliuojami didelio skersmens sensorinės nervų skaidulos, tokiu būdu stipriai sutraukiant raumenį, ką pacientas gali jausti skausmą arba diskomfortą. Taikant periodinę elektrostimuliaciją būtina atsižvelgti į du svarbius veiksnius. Pirmasis tai yra selektyvųjį konkrečių raumenų aktyvavimą siekiant išvystyti pageidaujamą motorinę funkciją. Antrasis – patogi stimuliacija siekiant gerinti paciento reakciją į elektrostimuliaciją. Įprastai gydytojai, kineziterapeutai ir žmonės, kurie taiko elektrostimuliaciją, stengiasi sumažinti elektros srovės keliamą diskomfortą pacientui. Jie tai daro koreguodami pasirinktus stimuliacijos parametrus, elektrodų vietą arba elektrodų dydį. Kalbant apie periodinę nervų elektrostimuliaciją, yra labai svarbu jos parametrai. Taigi, kiekvienas TENS įrenginys yra sukurtas taip, kad vartotojas, tai yra kineziterapeutas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas, galėtų reguliuoti srovių elektrinės charakteristikas, įskaitant impulsų dažnį. Dažniausiai taikant TENS, impulsų dažnis yra mažesnis nei 200 Hz. Dažnis parodo, kiek elektros srovės impulso atsiranda per 1 sekundę. Šiuo atveju, jei dažnis yra 200 Hz, tai reiškia, kad per 1 sekundę atsiranda 200 impulsų. Jei būtų 5 Hz, per 1 sekundę būtų tik 5 impulsai. Paprastai, kuo didesnis dažnis, tuo pacientas jaučia švelnesnę stimuliaciją. Dar vienas parametras yra impulso amplitudė. Dažniausiai taikant TENS būna mažesnė nei 70 mA.
Tai taip pat gali būti vadinama stimuliacijos intensyvumu. Ir impulso amplitudė parodo, kaip stipriai įvyksta stimuliacija ir ją pajus pacientas. Ji turi būti kruopščiai parinkta, kad nesukeltų skausmo, diskomforto ar nereikalingo raumenų susitraukimo. Impulsų trukmė taikant TENS dažniausiai varijuoja nuo 50 mikrosekundžių iki 250 mikrosekundžių. Kaip minėjau anksčiau, dažnis parodo, kiek impulsų per vieną sekundę, o impulso trukmė rodo, kiek laiko trunka vienas iš šių impulsų. Taigi, jei turėsime 200 Hz dažnio stimuliaciją, tai visada bus 200 impulsų per sekundę, bet mes galime pakeisti kiekvieno impulso trukmę, prailgindami arba ją sutrumpindami. Pulso modelis, kartais dar vadinamas režimu, jisai apima tęstinius, pliūpsninius ir moduliuotusius. Tęstinis tai yra nepertraukiamas yra gana paprastas, srovė eina be jokių pauzių. Taikant pliūpsninius dažniausiai yra impulsai, o moduliuota srovė gali būti keičiant dažnį stimuliacijos metu arba keičiant impulso trukmę stimuliacijos metu. Vienas iš periodinės nervų stimuliacijos tipų tai yra žemo dažnio TENS, kuri yra nuosekliai apibrėžiama kaip 10 Hz ar mažesnės impulsinės srovės tiekimas, arba žemo aukšto dažnio impulsinės srovės srautai, taip vadinamieji pliūpsniai. Tokia TENS yra vadinama pliūpsninė. Naudojant labai žemą dažnį, TENS konkrečiai taikosi į sensorinių nervų skaidulas ir neaktyvuoja motorinių nervų skaidulų. Todėl visiškai nesukelia kineziterapeutai pastebimo raumenų susitraukimo. Dar vienas tipas tai yra akupunktūrinio pobūdžio TENS. Tai vadinama taip pat žemo dažnio TENS. Ji apibūdinama kaip žemo dažnio, tai yra apytiksliai 2–4 Hz ir didelio intensyvumo TENS, kuris sukelia pakenčiamus, tačiau skausmingus pojūčius pacientui. Iš esmės manoma, kad akupunktūrinio pobūdžio TENS užveria skausmo signalų perdavimo perėją ir tokiu būdu sumažina skausmą pacientams. Dar vienas tipas yra aukšto dažnio TENS. Ji yra apibrėžiama kaip aukšto dažnio, tai yra apytiksliai 50–100 Hz ir mažo intensyvumo impulsų srovė, sukelianti malonų ir neskausmingą dilgčiojimą. Aukšto dažnio TENS paprastai siejama su perėjos kontrolės teorija, pagal kurią aukšto dažnio ir mažo intensyvumo didelio skersmens A-beta aferentų stimuliavimas lemia segmentinį nocicepcinės informacijos perdavimo slopinimą dorzalinių ragų lygmenyje. Pagrindiniai TENS parametrai. Aukšto dažnio TENS ne visada taikoma mažu intensyvumu, o žemo dažnio TENS ne visada taikoma dideliu intensyvumu. Žemo dažnio TENS taikomas 10% žemiau motorinio slenksčio, žmonėms sukelia malšina skausmą ir mažina pirminį ir antrinį sąnarių uždegimą. Tai reiškia, kad šios stimuliacijos metu, taikydami žemo dažnio TENS, mes neturėtume matyti susitraukiančių raumenų. Įrodymai rodo, kad optimali hipoalgezija pasiekiama naudojant impulso amplitudę, sukuriančią stiprų neskausmingą TENS pojūtį. Todėl gydymo metu impulsų amplitudė turėtų būti titruojama siekiant išlaikyti tokį intensyvumo lygį. Pavyzdžiui, jei stimuliuojame ilgiau, kartais gali įvykti adaptacija ir stimuliacijos pojūtis laikui bėgant gali sumažėti. Tokiu atveju turėtumėte padidinti intensyvumą, kad būtų gautas norimas pojūtis ir optimalus gydymo efektas. Skausmo valdymui rekomenduojamos periodinės nervų elektrostimuliacijos parametrai yra pateikti šioje lentelėje. Tai jeigu mes taikome intensyvąją TENS, kurios dažnis yra daugiau negu 100 Hz, impulso trukmė būna nuo 50 iki 80 mikrosekundžių
Intensyvumas jos turėtų būti iki kol pajaučia pacientas dilgčiojimą. Tokiu atveju gydymo trukmė gali būti tiek laiko, kiek reikia, kad pacientas pajustų bent minimalų gydymo efektą. Jeigu mes taikome neintensyviąją TENS, tai dažnis turėtų būti 2–10 Hz. Impulso trukmė nuo 150 iki 300 mikrosekundžių. Intensyvumas iki bus pastebimas raumens susitraukimas. Rekomenduojama gydymo trukmė yra nuo 20 iki 30 minučių vieno seanso metu. Norint gauti teigiamą ir maksimalų gydymo efektą, yra labai svarbu elektrodų išdėstymas taikant TENS. Na ir kad TENS pojūtis prasiskverbtų į skausmingą vietą, elektrodai turėtų būti uždedami ant sveikos odos ir apimant, įtvirtinant skausmingąją vietą. Na taip, kaip yra pavaizduota šiame paveikslėlyje, gali būti vienas iš variantų. Na, čia elektrodai dedami aplink skausmo sritį ir sujungiame juos, kad elektros srovė galėtų eiti per šią sritį. Todėl viršutinysis kairysis elektrodas yra prijungtas prie apatiniojo dešiniojo elektrodo, o viršutinis dešinysis elektrodas yra prijungtas prie apatinio kairiojo elektrodo. Tokiu būdu elektros srovė susikryžiuodama pereina per skausmo sritį ir malšina paciento jaučiamą skausmą. Elektrodų dydis bei išdėstymas. Didesnius elektrodus įprasta dėti ant stambesnių raumenų ir platesnių skausmo sričių, o mažesnius elektrodus ant smulkesnių raumenų arba mažesnių skausmo sričių. Per maži savo dydžiu elektrodai gali būti neveiksmingi storą riebalinį sluoksnį turintiems asmenims, nes srovės išplitimas riebalų sluoksnyje neleidžia srovei pasiekti giliau esančių motorinių nervų. Vertinant įvairius skausmo parametrus, didžiausią sensorinį ar motorinį pakantos slenkstį turi didesni elektrodai, palyginti juos su mažesniaisiais. Dar viena mažų elektrodų savybė yra ta, kad didelio srovės tankio išvystymas, kuris gali būti nemalonus, netgi skausmingas pacientams ir tokiu būdu gali būti apribotas TENS veiksmingumas. Todėl naudojant mažus elektrodus, srovės tankis veikiamoje srityje yra gana didelis. Tuo tarpu naudojant didelius elektrodus, srovės intensyvumas yra panašus, bet tankis mažesnis ir jutimas pacientui yra komfortabilesnis. Tačiau ne tik srovės tankis, bet ir elektrodų dydis bei stimuliacijos parametrai, esant pastoviam srovės tankiui, daro įtaką TENS metu patiriamam komfortui. Pavyzdžiui, stimuliuojant blauzdinį nervą didesniais elektrodais, kurių ilgis ir plotis atitinka 3,6 cm, buvo galima tiekti neerzinančius pojūčius sukeliančią srovę pacientą. O tą patį nervą stimuliuojant mažesniais elektrodais, kurių ilgis ir plotis 0,6 cm, buvo jaučiamas daug didesnis skausmas, tačiau stimuliacijos poveikis išliko toks pat. Ir pavyzdžius apie aplikacijas taikant elektrodus, tai būtų 2., 3. ir 4. paveikslėlyje. Na, kaip ir minėjau, apie aplikacijas elektrodų, tai vienas iš jų yra būtent TENS elektrodų išdėstymas, gydant juosmeninės stuburo dalies skausmą. Na ir elektrodai turėtų būti uždedami išilgai stuburo arba šalia jo, ne arba, o ir šalia jo. Tokiu būdu stimuliacija gali paveikti nervų šakneles ir padėti sumažinti skausmą pacientui, kuris jaučiamas juosmeninėje stuburo dalyje. Labai panaši elektrodų išdėstymo aplikacija ir gydant kaklinės stuburo dalies skausmą. Taigi elektrodai po 2 yra išdėstyma abipus stuburo ant raumenų ir tiekiama elektros srovė. Tokiu būdu yra malšinamas skausmas. Pacientas, kad jam būtų komfortabilu ir patogu, gali gulėti. Taikant TENS sąnarių skausmo malšinimui, elektrodai turėtų būti dedami išilgai sąnario, kurį norime paveikti arba jame norime sumažinti skausmą.
Būtent šiame pavyzdyje 4 paveikslėlyje jūs matote TENS elektrodų išdėstymą gydant kelio skausmą. Šiuo atveju elektrodai yra uždedami vidinėje ir išorinėje kojos dalyje, apimant skausmingą kelio sąnarį. Na, jeigu kalbame apie malšinantį TENS mechanizmą, tai TENS mažina būtent skausmą tiek periferiniu, tiek ir centriniu mechanizmais. Centriniai perodinės nervų elektrostimuliacijos mechanizmai. Tiek žemo, tiek aukšto dažnio TENS mažina dorzalinio rago neurono aktyvumą. Esant periferiniam uždegimui ar neuropatiniam skausmui, padidėjęs dorzalinių ragų neuronų aktyvumas, tai yra centrinis įjautrinimas, tiek žalingiems, tiek nepavojingiems dirgikliams sumažėja taikant tiek žemo, tiek aukšto dažnio TENS. Lygiagrečiai tiek žemo, tiek aukšto dažnio TENS mažina pirminę ir antrinę hiperalgeziją. Periferiniai TENS mechanizmai. Tiek žemo, tiek aukšto dažnio perodinis nervų elektrostimuliacija paveikia stimulacijos sritį. Didelio dažnio TENS mažina medžiagos P kiekį, kuris padidėja užpakalinės šaknelės ganglijų neuronuose po audinių sužalojimo. Periferinių opioidinių receptorių blokada užkerta kelią analgezijai, kurią sukelia žemo, bet ne aukšto dažnio TENS. Todėl TENS taip pat gali keisti periferinį nociceptorių sužadinamumą, kad sumažintų jį įeigą į centrinę nervų sistemą. Perėjos valdymo teorija. Mokslininkai Mazlatsk ir Wolf suteikė teorinį pagrindą skausmo malšinimo elektrostimuliuojant odą teorijai, kai 1965 metais paskelbė apie vadinamąją vartų arba perėjos teoriją. Jie teigia, kad žemo slenksčio odos aferentų, pavyzdžiui, A-beta aksonų, nervinis aktyvumas slopina tolesnį nocicepcinės, tai yra su skausmu susijusios, informacijos perdavimą į nugaros smegenis ir smegenų kamieną. Jie teigia, kad elektros srovę galime panaudoti žemo slenksčio odos aferentų stimuliacijai ir taip numalšinti skausmą, kurį jaučia pacientai. Analgezinis perodinės nervų elektrostimuliacijos veiksmas perduodamas periferiniais ir centrinės nervų sistemos mechanizmais. Manoma, kad didelio skersmens A-beta aferentinių skaidulų stimuliavimas uždaro ją perėją ir sumažina skausmo suvokimą. Akupunktūrinio pobūdžio TENS stimuliuoja A-delta ir C skaidulas, todėl manoma, kad taip skausmas suvaldomas iš esmės slopinant skausmą iš viršaus į apačią. Dar viena teorija, kuri pagrindžia TENS taikymą norint suvaldyti skausmą, yra opioidų išsiskyrimo teorija. Elektrostimuliacija taip pat gali suvaldyti skausmą, būtent skatindama endorfinų ir enkefalinų gamybą ir išsiskyrimą. Šios medžiagos, dar vadinamos endogeniniais opioidais, veikia panašiai kaip morfinas ir moduliuoja skausmo suvokimą, prisijungdamos prie opiatų receptorių smegenyse ir kitose srityse, kurios veikia kaip neuromediatoriai ir neuromoduliatoriai. Opioidai taip pat suaktyvina iš viršaus žemyn einančius slopinamuosius kelius, susijusius su neopioidinėmis, tai yra serotonino sistemomis. Taikant 20–30 minučių trukmės žemo dažnio TENS procedūrą, skausmas paprastai būna numalšintas 4–5 valandoms. Šios procedūros veiksmingumas trunka tiek, nes išsiskyrusių endogeninių opioidų pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 4,5 valandos. Žemo dažnio TENS neturėtų būti taikoma ilgiau nei 45 minutes. Nes dėl pasikartojančio raumenų susitraukimo, kurį sukelia stimulas, ilgiau trunkanti procedūra gali sukelti uždelsto raumenų skausmo sindromą. Kalbant toliau apie opioidų išsiskyrimo teoriją, yra labai svarbus dar vienas aspektas.
Kadangi žinome, kad TENS, o ypatingai žemo dažnio TENS, veikia didindama opioidų kiekį, pacientams gali išsivystyti į toleranciją opioidams panaši tolerancija stimulacijai. Dėl šios tolerancijos, norint pasiekti pageidaujamą gydomąjį poveikį, reikia didesnių intervencinių dozių. Pacientai gali pradėti toleruoti TENS jau 4. ar 5. stimuliacijos dieną. Dažnio moduliacijos panašios į naudojamas siekiant išvengti pripratimo, atitolina toleranciją TENS skausmo malšinimui. Periodinės nervų elektrostimuliacijos terapijos indikacijos. Tai joms priskiriama ūpinis ir lėtinis skausmas, artritas, pooperaciniai skausmai, neuralgija, sportinių traumų keliamas skausmas, fantominis galūnių skausmas, reumatas ir osteoartritas, degeneratyvinės kaulų ir raumenų ligos, lumbagas, taip pat migrena. Periodinės nervų elektrostimuliacijos terapijos kontraindikacijos tai yra implantuoti širdies stimuliatoriai, defibriliatoriai arba aritmija. Negalima jokių būdų dėti elektrodo ant miego arterijos. Taip pat vietų, kur pasireiškia venų ar arterijų trombozė arba tromboflebitas. Nėštumo atveju ant ar aplink pilvą ar apatinę, tai yra juosmeninę stuburo dalį. Išskyrus, kai elektrostimuliacija naudojama gimdymo skatinimui arba gimdymo metu esančiam skausmui malšinti. Nenaudokite žemo dažnio TENS raumenų susitraukimo skausmo malšinimo tikslais. Kitokie susitraukimai gali trikdyti gijimą. Pavyzdžiui, plyšus raumenų sausgyslė, patyrus didelį krūvį arba ūminio uždegimo. Taip pat yra ir tam tikros būklės, kuomet per odinę nervų elektrostimuliacijos terapiją reikia naudoti atsargiai arba labai būti įsitikinus, kad tai nepakenks pacientui. Taigi šios būklės yra įvairios širdies ligos, sutrikęs mąstymo procesas, sutrikusios juslės, piktybiniai navikai, sudirgusios odos sritys ir atviros žaizdos. Dėl raumenų susitraukimo žemo dažnio TENS gali sukelti uždelsto raumenų skausmo sindromą. Kadangi TENS gali veiksmingai malšinti skausmą, pacientams gali tekti paaiškinti, vengti galimai simptomus apsunkinančios veiklos. Šioje skaidrėje jūs matote visus literatūros šaltinius, kurie buvo panaudoti rengiant šį pristatymą. Ačiū, kad domitės elektrostimuliacijos panaudojimu būtent klinikinėje kineziterapeuto ir reabilitacijos praktikoje.